Tai ką mes šiandien nusprendėm daryti, Emilija? Ridenti kamuolius. Ridensim kamuolius. Kokius mes kamuolius čia ridenam? Sunkius ir lengvus. Dar kokius? Didelius ir mažus. Taip, ir dideli, ir maži, ir sunkus, ir lengvi, taip? Ką mes padarysim, kai paridensim tos kamuolius? Pasverti. Mes juos ridensim. Pavaizduotume, Koks toliau kamuolys Nuo ridės. Kaip jūs manot, nuo ko priklausys tas riedėjimas? Nuo svorio. O kodėl ne nuo dydžio? Nes dydis gali būti didelis, bet lengvas kamuolys. Taip, gali būti Gali didelis, bet būti lengvas. mažas, gali būti mažas ir labai sunkus, kaip tas. Taip. Šiandien tikslas koks? Toliau norėt. Žiūrėk, kas toliau nuredės. Taip. Tai įsitikinti, nuo ko? Koks kamuolys toliau nuredės? Nuo ko, Vilija? Nuo kokio kamulio priklausys tas. Kelias. Koks kamuolys ir nuo jo priklausys. Koks bus kelias riedėjimo. Tai ir einam atlikti bandymus visus. Aš ridėsiu tinklinio kamuolio. Ridėsiu sunku guminį kamuolį. Aš ridinu krepšinio kamuolį. Aš ridensiu mėlyną su raudoną kimštinį kamuolį. Kiek? 2 kilogramai. 2 kilogramai. Gerai, kitas sveria. Dabar jau išsiaiškino kiek? Kiek? Vienas brūkšnelis 100 gramų. 300 gramų. 300 gramų tinklinio kamuolys. Gerai. Kiek sveria krepšinio kamuolys? 600. Baltas kamuoliukas. 200 gramų. 200 gramų. Ir kadangi mes 3 kartus išmatavom, tai dabar mums reikia suskaičiuoti vidurkį. Tai suskaičiuoti vidurkį. Viskas sudėta vėliau dalinti 3 dalis. Dalinti 3 dalis. Taip. Rožinė. Rožinis 11, kablelis, 77. ko? Pažiūrėkit, kokią raidelę krašte. Metras. Metrą. Taip, Emilija. 12. Tai va, dabar kokias galim padaryti išvadą žiūrėdami į mūsų lentelę? Kuris toliausiai nuriedėjo? Krepšinio. Krepšinio kamuolys. Kiek jisai nuriedėjo? 15 metrų stružų. O kodėl? Jis tuščia viduris. Tuščia viduris, krepšinio dar kodėl? Dar todėl, kad jis skirtas mušinėti. Ir kiek pažiūrėkit jisai, kokią masę to kamuolio? 600 gramų. Kaip jums atrodo, čia buvo lengvas ar sunkus mūsų kamuolys? Lengvas. Lengvas. Kimštinis kamuolys. Kiek nuriedėjo? 9 metrus su biškučiu. O tas biškutis 30 cm, taip? Tai mūsų iš visų ridentų kamuolių šitas kamuolys nuriedėjo mažiausią atstumą. Kaip manot, kodėl? Nes jis buvo toks plokščias. Plokščias buvo. Kokia masė jo yra? 4 kg. Ir ką jisai darė, kai riedėjo? Atsimušinėjo. Bet dar didesnis kimštinis nuriedėjo toliau. Sunkesnis. Jisai buvo sunkesnis, bet jisai buvo koks? Apvalus. Ir padarėm išvadas, kad atstumas riedėjimo priklauso nuo ko? Ir nuo masės, iš ko kamuolys pagamintas, ar ne, nes skirtingi kamuoliai.